Williamsas į aikštės vidurį. Čia ir vėl nepavyksta apsiginti 1 prieš 1. Vėl labai geras perdavimas į baudos aikštelę ir trečiasis įvartis. Muša jį Benas Clarkas. 3-0 jau yra labai skausminga. Sunku kažką ir be pridurti. Panevėžys šiandieną netrodė kaip komanda. Panevėžys šiandieną taip ir nepradėjo žaisti futbolo. Vėl 1 prieš 1. Varžovai praleidžiami, tai nėra kažkokios stebuklingos klasės futbolininkai. Bet Panevėžio komandos žaidėjams norėsis tikrai kuo greičiau pamiršti tai, kas įvyko čia šiandien. Patiriamas sutriušimas.